Okay. Tai va, gal pradedam tada. Tai aš esu Domantas, čia Jaunius ir šiandien pasikvietėm Andrių Tulžūną. Labą dieną. Pasišnekėti apie viską ir apie nieką realiai. Tai gal pradedam. Matėm, kad tu, Andriu, buvai dabar kelioniai. Taip. Į Stambulę. Ir ką ten gero pamatėjai, kaip tau sekėsi? Stambulas. Šiaip aš esu daug buvęs kelionių, visai pakankamai, sakyčiau, bet visos jos buvo pagrindė Europai. Tai Stambulas toks buvo iš pirmo įspūdžio tokia susipažinimas atrodo su Azija, toks biški chaosas, mes atskridom ir pats pirmas įspūdis toksai, atvarom, išsikviečiam taksą su Uberiu, nes ten paskaičiau, kad naudokit Uberį, nesėskit tiesiog į taksą, ten daug skemerių. Tipo. Ir laukiu aš to Uberio, ten praėjo kokios 10 minučių, o rodo, kad atvarys po 5, tas jau 10 minučių rodo, kad 5 minutės liko. Tas man driveris rašo, nu aš jau čia toj būsiu, atsiuntė kitus numerius mašinos negu buvo ir rašo, aš jau čia. Ir jis man mojuoja. Aš ateinu į tą taksą jo, sakom, quick, police are coming. Nu mes greit sukrovėm daiktus, atsisėdom ir jau važiuojam ir man toliau tas driveris rašo, tipo, tai kur jūs? Nu, tai, jo, police are coming ir tu sėdi, viskas gerai, Andrius neparino tokia. Nu kažkaip, mes supanikavom, atsisėdom, nes jis man atrodo, aš dar jam rodau, tipo, jo, čia tas. Nu ir karočią taip gavos, kad ne į tą taksą atsisėdom, rašau, sakau tam, tipo, paleis mus, mes ne tam taksijai, sako, no problem, my friend, same price. Ir gavos, kad ten turėjom sumokėti 800 lyrų, tai tas sako 1200 lyrų. Ir ten gavos, ten 10 eurų skirtumas plus minus, bet nusidėrėjau aš ten su juo, tai, gavos realiai tas ant to, bet dar kai važiavom, tai tas kitas taksistas, pas kurį turėjau atsėst, jis iš galo vyjosi, jam pradėjo pipsent, jie tenai pro langą pykosi. Tokia, ir tada dar važiavom miestas belia kaip apkrautas, visi ten, eismas iš vis crazy, tai toks pirmas įspūdis, bet po to, kuo toliau, to fainiau. Tai realiai Fast and Furious nusifilmuoju, tiesiog atvykęs tiesiai į Stambulą. Jo. Bet šiaip apie tos turkų taksistus tai daug girdėjau. Vienas pažįstamas išsikraustė ten gyventi ir sako, tu renkiesi taksistą, su kuriuo tu važiuoji, o jisai tave išsirenka. Čia taip ir gavos. Ir dar kitas iš galo gaudo. Jo. Tai tada cancelinau tą, ačiū Dievui, grąžinau visus pinigus ir tas tiesiog kažkur atsiliko. Okay, bet tu čia buvai Amerikoje irgi ne per seniausiai. Tai kaip tau ten kelionė? Kaip skrydis? Amerikoje fainai. Pirmą kartą turėjau tokį ilgą skrydį. Bet praėjo tai kažkaip easy, ten kiek 10 gal ar 8 valandas. Tai bet fainai, ten taip patogiai sėdėjom, dar mes taip pat ten sėdėjom toj pusėje, kur 3 sėdi, tai dar kažkokia panelė išėjo pas draugę, tai mes šis dviese ant visos sofos sėdėjom. Tai... Atsigulėt, pamiegojau. Jo, dėjome pražiūrėjo filmą visą laiką, aš pramiegojau, tai... Jo, visai fainai, kažkaip greit. O po to skridom iš New Yorko į Los Andželą ir ten jau su Spirit, Spirit avialinijom. Jo, tai ten tas Spirit gaunasi kaip mūsų toks kaip Rainieras. Ir ten 6 valandas skris, tai daug sunkiau buvo negu ten tas 10 to normaliom avialinijom. Irgi nėra vietos, koja mane. Jo, visiškai tas pats gale sėdim, ekrano nėra. Nusipirk, kad kartu sėdėt, nusipirk, kad didesnė tašė, nusipirk, kad ateitum į skrydį. Saugos diržą pirkti nereikėjo į lėktuvą. šitas turbūt įskaičiuota buvo. Įsipirku iš piloto, kad atsakingai vairuosiu. Tai kas tau labiausiai patiko? Koks įsimintiniausias dalykas iš kelionės Amerikoje? Iš Amerikos? Jo. Nežinau, šiaip daug buvom koncertuose, Travis Scott ir Lil Yachty buvom koncertuose, tai Travis Scott visai įspūdingas buvo, tik tai ten mes vos ne dieną prieš ar 2 dienas prieš pirkom bilietus, tai gavom ten už 105 eurų ir sėdi ten... Už stadioną. 11 aukšte. Ten bute šalia pastatytam prie stadiono. Kur jį reikia žiūrėti. Jaučiu ten jis, jeigu jis ten iššokinė. Bet telefoną turi prisizūminti. Prisizūminti galima, jo. Kas dar kietai buvo, kad biškai palipom į apačią, tai įsisnykinom į geresnės vietas. Ir ten atsėdom, tipo, jau čia sėdėsim. Ateina žmonės, čia mūsų vietas. Žiūrim, ten dar laisva, tai nueinam ten atsėdam. Ten ateina vėl. Tai iš kokio 4 karto jau niekas nebeatėjo, pas mus prasidėjo koncas ir probam. Ką, pradedam. Norim pašnekėti su tim apie tavo kažkiek karjerą. Aha. Vis dėlto tai pristatėm kaip influencerį.
Kaip nuomonės formuotoja, galim taip sakyti, ar ne? Nežinau, man tai toks biški nuvalkėdos, tas tokia, tik influenceris visi iš karto, ai, tai čia nesąmonė. Aš anksčiau nežinodavau, kaip pristatyti, bet dabar, kai klausiu, aš sakau, ai, aš youtuberis, man taip juokinga, tipo, nes, tipo, ką youtuberis čia gali tokie būti. Bet Instagram'e iš vis pasirašy, kad esi dainininkas. Jo, čia Ambairio ar... Ambairio šiaip aš dainininkas. Gerai, tai dainininkas, tai gal net norėtum būti vis dėlto ne youtuberis, o dainininkas. Kodėl taip susidėliojo tavo? Šiaip aš norėčiau būti youtuberis, kuris kelia tokias youtuberio dainas. Žinot, ten tipo, buvo toks trendas užsienį, kad tipo, visi youtuberiai išleidžia po dainą. Ir tada, aš čia išleidau irgi dainą tokią youtuberišką, tada išleidau 2, 3. Ir šiaip turiu prirašęs visai gerų, man bent jau atrodo, ir draugam. Mano atrodo, tų dainų, bet niekaip negaliu užbaigti ir paleisti, bet dabar esu toj stadijai, kur vėl esu užsihypinęs ir noriu užbaigti, padaryti klipus ir paleisti. Nu, tai linkim tau sėkmės, nes tikrai didelis darbas yra ten su audio ir video visais darbais. Taip. O šiaip dabar yra labai populiaru tas cancellation culture ir tiesiog vieną rytą gali atsibūsti ir tave pacancelino, ar pats nebijai ir ką apie tai? Jo, šiaip žiauriai bijau tokio. Šiaip man tikrai baisu yra šitas... Bet aš dažnai galvoju, tipo, ką kelt, tai kaip ir tikiuosi, kad man tas negresia. Nežinau, bet jo, būt cancelintam, gauni daug dėmesio, bet tokio blogo atrodo. Ir po to tas dėmesys dingsta, nes... Šiaip atrodo Lietuvoje, jo, kažką padaro, tipo, čia visi cancelinai, bet iš tikrųjų nieks jo necancelina, ten, tipo, vis tiek jis ten turi daug. Ar yra kažkas Lietuvoje cancelintas? Nu, nekalbėsim gal apie šitas asmenybės, bet visai neseniai buvo skandalų. Giliai mintyse gal yra, bet kaip ir ne, kaip ir vis tiek visi žiūri, visi... Nebent ten tos tiktokerius, kur laivus daro, ten tie tokie. Nu, bet tos nepakencelino, jau užbanino, tai ten. Bet ar tas cancelinimo kultūra tavęs neverčia kiekvieno savo žodžio, savo kiekvieno sakinio apgalvoti video? Ir dar kartą, žinai, prieš keliant iš tikrųjų pagalvoti, ar čia gerai ar negerai, ar tas nepaveikia tavo kūrybos ir nesusiaurina tavo kūrybos? Aš manau, kad mano kūryba tiesiog nėra tokia, kad aš ten kažkoks būčiau labai kontroversiškas ar ten kažką tokio sakyčiau. Tiesiog man galbūt net nepatinka kelt tokį turinį, kuris yra blogas ten ar kažkam kažką blogai daro. Aš žinau, kad tas turinys daug susilaikojo dėmesio, dėl to pas mane nėra, kad ten kažkoks, tipo kažką įkeliu ir didelis spaikas iš karto, pas mane kažkaip to lygiai, kyla taip. Tai va, tas yra, kad man tiesiog pačiam nepatinka toks turinys, tai kaip ir ne. Nesiparinė, ne. Jo. Jo, mes kai googlinam apie tave, neradom irgi jokių naujienų, jokių kažkokių skandalų, bet radom tiesiog. Jokių ryškių labelų. Aš kažkaip mėgstu išlikti toksai be dramų. Nors aš žinau, kad šitam versle yra, tipo, naudinga eiti dramas ir ten labai tada išpopinė ir tampi žymus, nes iš dramų ten yra daug pavyzdžių. Jo. Bet man kažkaip tiesiog nepatinka, tas stresas toks ir... nepatinka. Mes matėm iš tavęs pats, kurį kėlė vieną video, tokį su labai jau clickable pavadinimu, kad nusipirkau Porsche. Mes tai jau... balandžio 1. Jo, mes matėm, mes iš tave labai iš pradžių džiaugiamės, po to šiek tiek pavydėjom ir po to viskas jau normaliai buvo. Tada išsilyginu. Jo, tada išsilyginu, bet buvo toks emocijų spaikas. Na, matai, aš balandžio 1, kiekvieną balandžio 1 bandau kažką tokio padaryti. Nusipirkti. Bandau. Jo, ir kažkada ateis. Ne, bet ir kaip buvo su šita balandžio 1, kad aš tiesiog yra kažkur 11:30 nakties ir mes sėdim su draugė, žiūrim serialą ir jis sako, man žinai, kad rytoj balandžio 1. Ir aš, negali būti. O ten buvo kaip tik sutapo su Velykom, tai kažkaip nesitikė, negali būti, kad rytoj balandžio. Ir pažiūriu, tikrai rytoj balandžio 1, ir reikia kažką sugalvoti. Ir dar nuo du širdą sugalvojau šitą nesąmonę. Bet po to sugalvojau, kad galėjau biškai kitaip padaryti tą videoką. Idėja buvo geresnė, taip, nes jis tiesiog ten užrašas ir baigėsi. Tai toks biškai neįdomu, bet kinda suveikė ant tokio clickbaito. O po to galvo padaryti reikėjo, kad taip, prasideda videokas, visiškai taip pat vadinas, prasideda videokas ir tada tas toks buvo kažkada tik tokia mimas, kur tipo filmuoji, einu link Porsche, tipo, jau emu rankinėlės ir nusuku ir atsėdu ten į kamerį kokią. Į savo mašiną. Tai tokį norėjau padaryti. Po to jau, kai jau įkeliu ir pradedam 2 dienas. Bet šitas tikrai vis tiek geras buvo ir kabino.
Viskas gerai. Viskas gerai. Mes dar Andriu galsimės į kitą erdvę. Galėsit. Okay. Mes net norėjom rašyti, Andriu, gal turim mikrofoną, kadangi mes neturim. Okay. Aš turiu va tokį tik tai senesnį. Tai pas jūs mandras. Ačiū Promaxai už mikrofonus ir filmavimo įrangą. Mes mašinoj. Jau mes mašinoj? Jau mes mašinoj. Palauk. Netikėtai gavosi. Kas vairuoja? Čia dabar filmuosim seriją daug greitų klausimukų. Greitoj mašinoj. Greitoj mašinoj. Jeigu ką iškirpsit. Jeigu ką iškirpsim, ja. Visą, tiesiog mašiną iškirpsim, nieko nebuvo. Tai jeigu galėtum nufilmuoti vieną vlogą su kažkokiu fantastiniu herojum, iš filmukų, filmų, šiaip superherojų kažkokių, su kuo nufilmuotum? Spider-Man. Kodėl? Mano mėgstamiausias superhero yra Spider-Man. Ir aš anksčiau, kai buvau vaikas, žiūrėdavau teliko labai daug. Kinda daug. Žiūrėdavau filmukus ir buvo kanalas Fox Kids, kuris po to persikėlė į Jetix. Ir aš ten žiūrėjau tokius... Ten, kaip buvo, biškai išsiplėsiu, sorry. Kaip buvo, tai kad tenai rodė upcoming, koks bus filmukas, kurį rodys po to. Ir rodė žmogaus voro tą tokią traileriuką, tipo. Ir aš galvoju, nesąmonė, aš mažas buvau, šito nerodys, čia kažkoks pabaisa, tipo, nežiūrėsiu, tipo, šito. Ir kažkada įsijungė ir pražiau visą ir mane taip užhukapino, kad čia vis, all time buvo mano mėgstamiausia superhero, aš turėdavau žaislų, aš turėdavau kostiumą, okay. Aš turėdavau VHS-o kasetę Spider-Man'o filmo pačio pirmo, tai čia mano all time favorite superhero. Matėm dar YouTube, kaip tu vaikšti kaip Spider-Manas, tai matom daug daug kur čia buvo. Tu tam Universal parke ten kažką norėjai kažkokį kitą personažą pavaizduoti ir tau gavosi Spider-Manas. Ok, nepamenu. Ja. O ką veiktum su Spider-Manu? Beliamo, geras klausimas, nežinau. Atkartotum sceną, kur bučiuojasi, kur jisai kavo. Kur jisai kitą pusę ar aš? Jisai kitą pusę, tu tai ne Spider-Manas. Jo, reikėtų. Manau, jau čia tokio opportunity praleisti jau nesąmonė būtų. Ok, o kokios paslaugos ar produkto niekad nereklamuotum? Lažybų, manau. Prieš lažybos, Andrius. Jo. Tai statom. Kada esi par... Jie šiaip labai daug pinigų moka, bet visą laiką atsisakau. O į mėnesį. Pildikas, tu tenais, aš bent jau tave pirmą kartą pamačiau reklamose, tai ar davė jisai tau būstą kaip influenceriui? Manau, kad davė, nes tenai aš būnu consistent, tenai aš turiu, privalau kelt kas savaitę bent vieną videką ir dėl to aš būnu consistent. Į savo kanalą, jeigu aš kelčiau kas savaitę po vieną videką, manau, kad irgi būčiau gavęs panašų būstą. Bet, tiksliai nežinau, sunku pamatuoti. Aišku, ten dar telkas prisidavo, kaip tu sakai, pamatyti po reklamai. Tai vat toks irgi. Turbūt, kad, sakyčiau, kad jo davė. Ok, tai kokį Porsche dabar pirktum? 911. Tiksliau? 911, 992 GTS. GTS, tai nenori to pačio aukščiausio lygio tokio? Kažkaip, aš net gal likčiau prie 991.2 GTS, nes šiaip nesnevairavau, tai žiauriai smagu buvo. Bet, manau, kad ta GTS jau ne aukščiausia. Kažkas, mano toks pažįstamas turi turbo, tai sakė, perteklinę mašiną. Tiesiog, niekur negali jos panaudoti taip normaliai. Nebent trasui, bet aš toks nesu dabar trasistas, tai nežinau. Okei. Tai Porsche supratom, kokio Andrius nori. Jeigu galėtum turėti supergalę, bet tik tada, kai filmuoji savo YouTube videkus, vlogus, shortsus, Instagramą, kokia tai būtų supergalia? Kad nufilmuoju ir viskas susieditina. Wow, būtų gerai. Automatinis editas, ne? Taip, jau išsikeli iš kortelės ir būna sueditinta. Čia būtų insane. Šiaip mes irgi mąstėm, kokias supergalės pasiimtume, tai galvojom, kad SD kortelė nesibaigtų, kad ten baterija nesibaigtų, bet šitas tikrai daugiau laiko sutaupytų ir streso. Jo. Kažkada dar sakiau, dabar pridėjai, kad būtų, šitam filmavime visam, bet kažkada galvojau, kokią supergalę, tai kad AliExpress'as deliverintų per dieną. Irgi būtų gerai. Tu realiai vieną supergalį išvaistytum tokiam, kad AliExpress'as jam deliverintų. Aš kažką galvoju, paklausti skis tokia, nes pakankamai originalus toks atsakymas. O atsakymas tikrai originalus, bet ant kiek jisai useful, čia didelis klausimas. Tu gali viską iškart deliverinti. Videkam, pavyzdžiui, reikia tau kokios nesąmonės, super stipraus elektrinio watergunu. Šakutės, peilio ir šaukšto viename. Iš karto čia. To, kur moterim sisiot gali atsistojusios tokio.
Ta piltuvėlė. Nu jo, gal jeigu iš karto deliverintų draugiam tikrai pagelbėtų, manau, su tokiu. Jo. Ok, tai už kiek pinigų sutiktum daryti laivą visą mėnesį, be sustojimo? Ta prasme, visur, kur eini, iš paskui tavęs kamerą. Ok, už kiek pinigų? Mėnesį. Taip. Nu 100 štukių. 100 štukių ir visą mėnesį Andrių stebim. Manau, kad įmanoma būtų. Pala, bet mėnesis gan daug yra, ne? Nu, čia 31 diena apytiksliai. Bet 100 štukių irgi nemažai. Darom Porsche 992 GTS-o kainą. Tai kokį Tai 107. Nu, 107. Ja. Nu, okay, už Porsche, Andrius. Tai Porsche, jeigu reikės geros reklamos, kreipkitės. Tai kokia konspiracijos teorija tikė? Kokia tikiu? Jo. Bliama, nežinau, ar aš tikiu iš vis kokiam. Bet jeigu sakytumėm, kad egzistuoja ateiviai yra konspiracijos teorija, tai galėčiau patikėti. Bet tokia labai broad. Šiaip žinai, kaip yra su konspiracijos teorijom. Man žiauriai įdomu, bet labai retai prisėdu. Ir kartais, jeigu prisėdu prie YouTube'ės videko, kur ten žiauriai gerai paaiškino, pavyzdžiui, apie 911, kur tos bokštus nugriovė. Ir ten taip paaiškina ir, nu, bliama, bet tikrai gali būti. Tikrai gali būti. Nu, ir tada tiesiog dingsta ta mintis. Kur tiesiog su autoritetu kažkas taip labai nuodugniai papasakoja. Kur ten realiai AI įgarsinimas yra. Nai. Ir tai papasako, kad čia tas buvo, ir tada ne fact checkinė nieko ir... Bliama, tikrai taip gali būti. O tada randi TikToką, kur paaiškina, kad taip nebuvo, nes čia blogai papasakojo, jo, nesąmonė, tikrai ten taip nebuvo. Tai labai esi lengvai paveikiamas. Nu, bet žinai, čia tokiuose entertainmento dalykuose gal realybėj ne taip stipriai. Aš bent jau tikiuosi. Čia suki 10. Jo. Viskas Andrius patikėjo, fact checkinam. Gerai, tai jeigu galėtum su vienu žymiu žmogum, arba nu šiaip su bet kokiu žmogum, gyvų, mirusiu, nesvarbu pasikeisti... Pala, čia tiesiai varom, jo? Tiesiai, jo. Nu, sorry. Galėtum pasikeisti vienai dienai gyvenimais. Aha. Tai kuo taptum? Ir galėtum viską, ta prasme, daryti. Galėtum vlogą savo nusifilmuoti per tą laiką, galėtum... Ok, dabar pirma mintis, kur išrauna, tai norėčiau kokiu nors reperiu. Ten, tarkim, kad ir Travis Scott'u. Bet tiesiog paprastą dieną, ar ten koncerto kokią dieną? Koncerto dieną. Kad išbėgti ant scenos. Jo, realiai reiktų tiesiog mokėti visus lyriksus, ne? Bet turbūt automatiškai ateitų su jo persikūnimu. Jo. Ir tada jo žiaurų vlogą šaučiau. Į savo kanalą? Į savo kanalą. Mano kanalą uploadino Travis Scott'as. Lietuviškai kalbu. jo, manau, tokį kažkokį. Ok. O tai šiaip tiesiog norėtum jo koncertą padainuoti ir viskas? Ne, dar, nu, tipo, manau, pas jį visai menčinas turėtų būti geras, tenai. Tai kažką iš tų namų, tada su mašina kokia prasilėkti ten iš jo, kokia ta rudo Aventador. Full Travis Scott experience. Full day Travis Scott experience, jo. Dar batukus kokius gal pasigauti savo tinkamo dydžio, kad būtų. Tik tai, žinai, neaišku, ar jis turi tiek daug laiko, kai tą dieną koncertuoja. Manau, kad nelabai. Nu, bet tikiuosi. Bet ar tau labai rūpėtų Travis Scott'o šitą visą jo įvaizdis prieš kitus žmonės? Nu, neteitų į koncertą, nu, biškį pavėluotų. Nu, true. Į pusę koncertą ateičiau. Jo. Po to kitą dieną grįžtų į savo straipsnį. Vėluoju koncertą, refund. Ir dar savo vlogą tada nusifilmuotum. Buvau Travis Scott'o koncerte ir jisai tiesiog vėlavo, neatėjo kokią nesąmonę. Dar iš to hypo pasidarytum. Ja. Ir visas vlogas, kai vėluoja Travis Scott'as mano kanale. Ok. Kaip manai, ar realu, kad AI užvaldys pasaulį? Kad realu, ką reiškia užvaldys? Nu, vat, užims kompiuterį ant mūsų supyks ir mašinos nustos važiuoti priekį, jos pačios vairuosis, mikrobangė tau popcornus šaudys į tave. Jo, aš giliai netikiu, bet kai pagalvoju ir pažiūriu tų konspiracijų videko, kur labai gerai paaiškina, tai tada manau, kad šiaip įmanoma. Jeigu, pavyzdžiui, įsivaizduok, yra robotas ir jisai išmoksta save ten remontuoti ir kokį ten išjungt, kitą robotą tipo parecoverint, išjungt, tai manau, kad įmanoma, nes jie tiesiog viską gali patys jau daryti. Tai dabar realiai taigi robotai renka tas pačias mašinas, robotas suprogramuotus ir surenka. Jo, bet matai, yra tas, kad tipo, jos vis tiek žmonės valdo, jos išjungia žmonės realiai. Bet jeigu jis viską gali pats padaryti, tipo visą šitą, tai jis tiesiog labai greitai gali ištobulėti, tipo, nes jis turi visą informaciją. Iš visų kitų, tipo. Ir greitai gaudo. Ir gan greitai gaudo, tai. Manau, kad toks dalykas yra įmanomas. Tikiuosi, kad nebus. Ok. Labai šiaip aktualus klausimas dabartiniam jaunimui, bachuriukam.
Tai ar tu kabindavai panas, ar jos tave kabindavo? Kažkaip gaudavosi, kad aš tiesiog būnu, tipo, tiesiog bendrauju, kaip su draugais, tipo, žinai? Nu, tiesiog mes bendraujame, susipažįstam gan giliai ir tada tiesiog pradedam jau draugauti, tipo, jau daugiau negu draugai. Tai taip, kad ateinu ir sakau, nu, tipo, labas, duok ten numerį, tai taip niekad nebūdavo. Duok pildyk numeriuką. Duok numeriuką, aš tave perkelsiu į pildyk neribotą planą. Ok, nebuvo tokį pick-up line. Tokių nebuvo, jo. Ką darytum į vieną dieną atsibustum moters kūne? Oh shit, ką daryčiau aš? Jaučiu freakoutinčiau stipriai. Nežinau, ką aš daryčiau? Atsibundu, dar pagalvokim. Atsibundu, bet tipo vieną dieną ir kitą dieną jau... Nu, parą turi lygiai, nuo atsibudimo iki kito atsibudimo. Ok, tai... Neeitų mėgot. Neeičiau mėgot. Bet baisu, blemba, kokį barą užeičiau ir prie manęs kimba jau bachūrai, žinai. Man toks biški baisus experiences turėtų būti, jeigu, nu, tipo, į barą, manau, neeičiau. Pala, ką jos kažką... Tikrai yra kažkoks dalykas, ką jos žiauriai gerai moka. Ar pabandytum parašyti gražių raštų? Dailyraščių. Dailyraščių. Tipo, kažką bandyčiau padainuoti, tipo, į mikrofoną, žinai, nes gražus balsas turėtų. Man tai šį būtų žiauriai įdomus. Jeigu pažinočiau tą merginą, susipykti su jos geriausia draugė ir pabandyti jeigu pažįsti, tai čia visai kitas tada. Tipo, gali tada eiti su draugiam ir ten visokių spicy dalykų išsikalbėti, žinai. Bet aš sakau, pabandyčiau susipykti su tą geriausią draugę, kad tiesiog suprasti, kaip veikia tas. Jo, va šitas irgi geras. Tipo, su kažko susipykti, kad žinotum tą decoudinimą, kai ant tavęs jau po to bus kaip decoudint pykti. Jo. Nu ir aišku, dar į galvą visokie sexual dalykai krenta, bet nežinau, ar čia pasakosim. Tai šitos, manau, visi jau sugalvojo patys. Tai norėjom padėkoti mūsų partneriam Möller Auto už suteiktą automobilį ir Absolutum ir G-Technic už tai, kad pasirūpino mūsų automobilio švarą. Pastebėjom, kad tavo visa šeima yra šiek tiek po truputį daugiau kažkas mažiau įsitraukia į socialinius tinklus. Jie yra gana vieši žmonės. Ir norėjom paklausti, ar buvo kažkokia įtaka iš tėvų padaryta, ar kaip tik tėvai yra tarsi stabdis, kažkada pasako, kad gal nekel, gal, žinai, pagalvok iš naujo, ar jie tiesiog paskatino jūs daryti toliau. Tai jo, tėvai šiaip, jie niekad nebuvo susijęs su tokiu, ten jie nėra kažkokie ten show žmonės ar ten, kurie patys kelia ten kažką į social media, bet jie visą laiką palaikydavo, tipo, mūsų veiklą, ypač tėtis jisai sakydavo, čia yra, tipo, naujas verslas, tipo, čia yra new era, tipo, darykit, tipo, viską, ko daugiau darykit, tai visą laiką palaikydavo, ir netgi man keista būdavo, nes aš daug aplink namus filmuodavau, tipo, ir galvodavau, nu čiagi matosi, kur mes gyvenam, čia matosi adresas. Bet kažkaip, nu, tipo, nieko. Arba jie tiesiog gal nežiūrėdavo mūsų to kontento per daug, bet, tipo, nieko. Nu, aš stengdavausi ten užblurinti kažką, bet jau tokie geri kadrai ir kiemas matosi, nu, negaliu įkeldavau. O tai atsakai, kiemą keldavai, ar buvo kokių nors žmogų, kurie priejo? Jo, būdavo, ypač kai pas tėvus gyvenau, tai ateidavo vaikai, ten kažką, tal žudai. Arba atsiųsdavo Instagram fotkę namą, žinau, kad tu čia gyveni, tipo. O kai persikraustėm gyventi į Riešę, mes ten gyvenom su draugais, tipo, turėjom tokį namą išsinomavę, tai ten iš vis įkyrus vaikai būdavo. Jie tvorą peršokdavo, ateidavo į kiemą iki durų, tada, tipo, skambindavo į duris ir tada aš tai niekada neatidarydavau, tiesiog, aš jau matau pro langą, kad čia kažkoks vaikas nieko nedarydavau, bet mano toks, tas kambariokas buvęs čia stovas Lukas, tai jisai toks piktas būdavo, jau atidaro duris, nu ką iš čia daro, taip pat čia, suprantat, kad čia taip negalima. Ir, taip pat toks piktas būdavo, jau, tai, jo. O aš kaip visą laiką mėgstu toks neutralus išlikti. Tada prie biškį rimtesnių temų, tai mūsų... Dar rimčiau, tipo. Viskas, dabar maks rimtumas šiandienos bus. Palaukit, atsigersiu tada. Be jokių. Išprakaitavo viską, Andrius, dabar atsigert reikia. Gerai, bandom. Tai va,
Turbūt pastebėjai, kad mūsų seneliai, tėvai, kaip ir dvi skirtingos kartos, bet tarp jų realiai nėra jokio skirtumo, jie, labai panašus, gal biški skirtingą muziką klauso, gal biški kitaip rengiasi, biški atviresni, o mūsų kartos, mes ten 20-25 metų ir dabartinis tas dar jaunesnė karta, 14-12, totaliai skiriasi. Tai ar pats tai pastebi ir kaip atrodė tavo vaikystė, šiaip tas būtų įdomu. Jo, nežinau, aš netgi pastebiu gal, kad tėvai nuo senelių skiriasi šiek tiek. Tai šiek tiek, bet ar yra toks didžiulis skirtumas? Gal nėra tokio skirtumo, kaip tėvai nuo mūsų, ar ten dar tos jaunesnės, ten jie dar labiau skiriasi nuo tėvų. Bet, jo, tai... Tai, mums buvo įdomu... Sorry. Tai, mums buvo įdomu, ta jaunesnė karta, jie dabar jau užaugo, realiai gimė jau su iPadais rankose, jie filmukus žiūrėjo. Tai ką tu veikiai vaikystėje? Ar tu buvai tas, kur gamino, ar jei mama namo kviečia, tai čia jau didžiausia tragedija, nes žinai, kad nebeišleis. Jo, tai mano vaikystė buvo tokia hibridinė, aš galėčiau pasakyti. Aš taip pradėjau nuo visų tenai tų žaidimų lauke, ten ieškodavau miške bazių ir geresnių pagalių, kurie atrodo kaip kardai. Ir tada kažkaip viskas transferinosi, prasidėjo Nintendo tie Game Boy, tada Nintendo DS Lite turėjau, su tais žaidžiau ir tada aš pajutau, ten nežinau kiek man buvo, buvau pradiniai, ten 3-okas, 4-okas ir tada buvo, ir aš tokią draugę turėjau, mes kartu ten žaisdavom su to Nintendo DS Lite'u ir tada tėvai pasakė pirmą kartą, kiek jūs galite žiūrėti tos ekranus, tipo. Ir čia buvo tas pats pirmas, kur dabar labai dažnai visi sako. Čia jūs buvo ta pirma karta Lietuvoje, aš manau, kurie pasakė, nežiūrėkite tą ekraną. Aš manau, mes buvom pirmi žmonės, kurie pasakė. Ne, bet jo, tai tada buvo tas toks transferis į tos ekranus. Ir manau, kad mes tokie hibridiniai esam. Tai mano vaikystė buvo tokia, kad mes ir žaidėm lauke, bet ir aš sėdėdavau prie teliko, žiūrėdavau filmukus, gamindavau ant Nintendo tuo ar net PSP. Tai čia jau rimtas bahūras buvo į Kievą. Man toks jausmas, kad Andrius yra daug jaunesnis už mane, kadangi mes su Domantu kalbėjom, kad mūsų vaikystės buvo visai kitokios. Mes abu iš mažesnių miestų kilę. Ir, žinai, mūsų vaikystės taip ir atrodė, kad miške statom bazės, ten su šaikai iki vėlios nakties, žinai, ten tik tai, žinai, kad žiūri, kad mama žinutės neparašytų grįžt namo. Tau mama žinutė rašė, pala. Mano balandį atsiūsdavo, aš dar taip augau, žinok. O tada jau pradiniai mokyklai tėtis turėjo tokį laptopą HP, tai tada aš tą laptopą jau pasiėmiau ir tenai ir YouTube'ą atradau tada. Ir net įkėliau savo pirmą videką YouTube'ės ten savo tokį tai papasako, kad tą pirmą. Transitionas toks. Labai gerai. Bet būtent apie patį pirmą įkeltą videką, ne pirmas, kuris dabar yra, o kur paslėptas. Backstories toks, aš žiauriai daug YouTube'ą žiūrėdavau, nes atradau tą frazę how to. Ir tada, kai parašai how to, gali, atrodo, visko išmokti YouTube'ai. Tai aš mokindavausi magijos triukų, realiai. Ir žiauriai užsikabinau ant tų magijos triukų, tai pirmas su moneta, how to do trick with coin. Bandžiau su moneta ten tos triukus, o po to perėjau ant kortų. Ir tas laptopas tėčio toks, kur, žiauriai senas dabar atrodo. Su Windows'ais. Tokio storio, su XP Windows'ais. Kaip lagaminas dar, ne? Jo, kur atrodo, kad NASO's kompas, kur raktą reikia dar pasukti, kad visą. Ir tai žiūrėdavau tos YouTube'ės videkus, mokindavausi triukus ir tada kažkaip man parekomendavo how to upload videos to YouTube. Ir galvoju, čia visi gali įkelt, taip, YouTube'ą. Man buvo kaip telikas YouTube'as. Ir aš galvoju, čia visi gali įkelt, tai reikia bandyti tada. Pasiėmiau iš mamos Nokia ten kažkokį juodą tokį telefoną plastikinį, kuris filmavo ten 3 sekundžių, gal limitas buvo. Ir tada nufilmavau tą video ir dar pirmą turėjau atsukęs kamerą į save būtinai, kad parodžiau mamai ir mama žinotų, kad čia tikrai aš, nes kalbėjau angliškai, gali nepatikėti, kad čia. Tai hello guys, today I'm gonna show you magic trick ir tada bum, ir tada su kortom. Ir žiauriai man slopi gaus, nes kortų triukam reikia 2 rankų, o aš su viena laikiau telefoną, tai toks tas triukas. Tada aš neatsimenu, kaip aš ištraukiau iš telefono, o dabar pagalvoju, kaip ištraukiau iš telefono į kompą, bet kažkaip ir tiesiog įkėliau tą videką, užvadinau. Įkėliau ir tada važiavom švęs naujų metų. Tai surinko, kad nors tas tavo videkas? Nelabai.
Ne, man atrodo. Mano kanalas dar vadinosi MR, tipo Mr. Andrius, bet MR Andrius, nes kai kūriaus praleidau dar raidę. Va tai va. Reiškia, pirmas bliūnas irgi pasvilęs truputį. Taip. Ir tada įkeliau antrą dar magijos triuką. Tai ir jis buvo ilgesnis, tai 2 dalis padariau, part 1 ir part 2. Nes nemokėjau 30 editi. sekundžių leido filmuoti Nokia, ne? O kelių metų įkeli šitą video. 10 gal, 9. 9. Nu tai tau reiškia natūraliai viskas gavosi. Nu ne? kažkaip. Tai jau Man žiūri. daug nesvarstėjai, kur savo ateitį nukreipti, jau pamatėjai YouTube'ą, how to, iš karto Andris uploadina video. Taip. Man tiesiog kažkaip žiūri patiko YouTube'as visą laiką. Ir dabar man, jeigu skaitykim YouTube'ą kaip social media, tai čia man mėgstamiausia tipo social media. Ir po to aš ten pradėjau visokius Minecraft'o gameplay'us kelt angliškai. Tada nusipirkau GoPru'škę. Tada ten radau, kad editina žmonės videokus, tada pradėjau editint ten pagal muziką. Toksai vienas blogeris, anglas, jisai varė su jetskiu ir turėjo GoPro. Ir aš tiesiog variau su dviračiu, miške tenai, ir pasiėmiau tą pačią muziką ir visiškai taip pat sukarpiau, visi tokie patys efektai, tik tai, kad ne su jetskiu, o su dviračiu. Nu, bet labai panašus kontentas, tai manau, surinko Lietuvoje greitai. Nu, ten ir aš keldavau visą laiką angliškai iki savo šitų vlogų. Tai jie nelabai rinkdavo. Nu, buvo geriausias videokas, kur tiesiog reverse. Ten, tipo, metu kamaliuką ir atsit laikau ranką ir grįžta, žinai, reverse. Ar ten suplėšau tą popierių ir sukliuoju atgal. Tai va tas daugiausiai rinko, ten buvo 120 000 gal perėjau. Tai bandėjai patekti į tą visą pasaulinę rinką? Bandžiau tikrai. Tai aš realiai, nes Lietuvoje niekad nelabai žiūrėdavau lietuviško kontento ir šiaip nelabai dabar žiūriu. Tai man tiesiog, aš galvau, kad čia nėra tokio. Tai tiesiog turėjau daryti angliškai, nes aš žiūriu angliškai, čia mano inspiration, tai ir aš turiu angliškai. Kas dabar yra tavo inspiration, iš ko tu semiesi įkvėpimo, ką žiūri, jeigu sakai lietuvių nežiūri, ką... Jo, tai aš dabar žiūriu užsihypinęs ant visokio automobilių tipo kontento. Tai žiūriu tą Matt Armstrong, kuris mašinas repairina, nusiperka sudaužytas ir atstato, tai tokių labai daug žiūriu dabar, būtent dabar, kokią savaitę, gal 2 savaitės. Nes pas man žiūri varijuoja, aš kažkaip turiu savo mėgstamiausius creatorius, bet jie tiesiog nebekelia videokų. Tai jo, anksčiau žiūri buvo mano inspirationas didelis David Dobrik, kur keldavo tokius trumpus komedijas su draugeliais, tai realiai... Ir iš ten mano tokie vlogai, kur aš su draugais dažnai filmuoju. Tai realiai iš jo inspirationas. Tada vlogų pradžioj yra Casey Neistat ir toksai Justin Escalona mažiau žinomas. Tai jie tokius vlogus daro kaip, nu panašiai kaip mano, kad tipo, nu kažkur kažką veikiu, ten rodau. Real life tas. Real life, toksai, jo. Tai tie abudu, kurie nebekelia. Tada tas David Dobrik. Jo, o su mašinom tai aš nelabai darau kontentą, bet dabar pasiinspiravęs, bet nežinau, ką čia daryčiau. Kalbant apie mašinų kontentą, tai šiandien turim mašiną tau paruošę. Okay. Ir jaudinuosi jau. Kurios tikiuosi nereikės atremontuoti. Nereikės reperinti. O kasko turim? Tai pamatysi prie mašinos, lauksim to. Ai, kasko turim. Turim, jo. Patiem nereikės atremontuoti. Okay. Tai galim, manau, tada čia studijoje viskas ir galim judėti link mašinos. Važiuojam. Gerai, Andriu. Tęsiam dalį automobilyje. Norėčiau tavęs paklausinėti kelių klausimų. Prašau. Pasiruošęs? Gerai. Bet... Blitz klausimai. Gerai, Andriu. Jeigu turėtum neribotą biudžetą, kokia pati pirma video idėja tau šauna į galvą? Pati pirma, atidarau didelę parduotuvę, visoje parduotuvė viskas nemokamai. Ir eina žmonės ir tiesiog gali viską imti. Nu, tipo, ateina apsipirkt ir tipo, sakau, čia nemokamai. Čia ant manęs, ne? Kažką, bet pats pirmas, ką vizualizavau, tai vandens parką kažką, bet nesujungiau su idėja taip greit, tai tada padariau free shop. Jeigu Pildik pasiūlytų pasidaryti tatuiruotę reklamai, už kiek pinigų sutiktų? Tipo Pildik logo? Jo, Pildik logo. Blema sunkus, nes aš šiaip tatuiruočių net neturiu, tai man reikia chargint už tatuiruotę ir tada dar už logo. Už tavo pirmąją tatuiruotę, kad... Jo. Nu, tai Andriu, 500 štukių. 500 štukių. Tu brangus. Koks būtų garsiausias žmogus, su kuriuo yra tau tekę bendrauti? Ok, bendraut. Pala, pagalvojam užsieniečių.
nelabai esu bendravęs su užsieniečiais. O kiek yra bendrauti? Esu paspaudęs ranką Valdui Adamkui. Ar ištarė jam žodį? Tipo, mes buvo tas teniso turnyras toksai, ėjau pažiūrėti prezidento taurės ir jisai tada žiūrėjo, aš buvau vaikas ir tada ten mes kažką, buvo toks kaip lounge'as, aš ten stovėjau ir aš žiūriu jį ir jisai eina ir man, ar patiko? Ir spaudžia man ranką ir aš sakau, patiko. Tada norėčiau paklausti, kokiais prietarais tikė? Iš vis netikiu prietarais iš tikrųjų. Nei teniso aikštelį, nei sportą. Nubalauk, teniso aikštelį. Kažkaip ne. Kažkaip man toks turi būti logiškumas visur. Tai nelabai tikiu prietarais iš tikrųjų. Ir kartais netgi, mano tokia draugė Kornelija, jinai tiki labai daug prietarų. Ir pas jie yra prietaras, kad negali tavo miegamajam būti veidrodis, kai tu guli, kad tu negali matytis veidrodyje. Taip. Ir kas tada nutinka? Tada bus bloga, žinok. Bloga energija, ar ne? Tai tada aš iš jos tyčiuos visą laiką. Taip važiuojamės. Žinai, kas būna teniso aikštelį? Aš kartais, pavyzdžiui, labai laimiu, ne? Tarkim, Cam 0 game. Ir tada jau įsivaizduoju, kad šitą game laimėsiu. Ir bam, ir pralašiu. Tai tada, dabar, kai aš įsivaizduoju, kad laimėsiu, tada cancelinu šitas mintis ir tada gal įsivaizduoju, kad arba nieko, arba kad, o jeigu pralošiu. Ir tada laimiu. Toksai. Atvirkštinis mano apgavimas. Ja. Gerai, aš tai dar apie automobilius noriu, žinok. Nu, davai. Klausyk dabar, Andriau, išsirink. Kas lengviau, ar išgyventi metus be antros pusės ar be automobilio? Blemba. Šito nerodė. Dabar įdomu, kad žiūrės šitą podcastą. Neviešinsiu. Matai, kaip yra? Blemba, sakyčiau, kad be pakankamai lygiai. Bet jei galinga mašina... Žiūrint be kokio automobilio. Ne, mes... Gerai, būkime teisingi. Kalbam apie tavo svajonių automobilį, apie kurį jau... Be antros pusės. Antrą pusę, davai, metam. Tai čia metus, tai čia kągi, čia toj praeisiu. Neilgas laiko tarpas. O automobilis, tai žinai, tepalai nesuvaikščias, jau supranti, jau ten užrūdės stabdžiai jau keisti iškart. Taip. Antra pusė kažkaip išgyvens, ar ne? Gerai, tada noriu tavęs paklaust, už kiek pinigų iškeistum savo sporto šaką mylimiausią tenisą į padelį? Visiškai atsisakytum, neturėtum nieko bendro su tenisu. Ok. 200 štukių. 200 štukių ir nebematot Andriaus Talžūno teniso kortos. Blemba, niekada, ne? Niekada, visiškai niekada. Gerai, let's do it 300,000. 300 tūkstančių. 300 tūkstančių. Plius dar pridedam pildyką tatuiruotę ir jau gaunasi 800 tūkstančių. Ir dar kažką klausė Domantas. Irgi dėl pinigų, tai ten buvau pasakęs 107 tūkstančių. Tai va apie milijoną ir 3 dalykai. Tai jeigu mes... Ką jisai sakė? Jis tau galėjo sakyti, iš YouTube'o kiek užsidirbęs, gal klausė. Ne. Arba kokį Porsche gal dabar pirktum. Tai... už kiek pinigų pasirašytum daryt live visą mėnesį. Va, visą mėnesį. Tai sakiau už Porsche kainą. Gerai, tai jeigu mes sudedam paslaugas, Andrius, pildyk tatuiruotę, už kiek galėtų pinigų daryti visą mėnesį live, ir jeigu dar pridėtume keitimo mokestį iš teniso į padelį, gaunam apie milijoną eurų. Čia matai šiuo metu gali kainos kisti. Šiuo metu, ar ne? Matai, žinai, kodėl nesunku tenisą į padelį pakeisti, nes labai panašus tie sportai man jie yra ir man jie bus smagus, tai... Andriau, čia jau ne į tą pusę jau eini. Jaunis kitaip galvoja, bet man panašus sportai man bus smagu. Tik tai minusas, kad padelį vienetos nelabai gali pažaisti. Tai va, būtent, reikia visada organizuoti 4 žmonės. Gerai, judam toliau. Kada padarei savo pirmąją avariją? Pirmąją avariją? Kokiais 2019 gal? Kas ten buvo, koks įvykęs? Sniego pilna, apsnigtas yra... Mano tėvai gyvena ant tokio kaip kalno,
stataus. Skamba kaip pasiteisinimai, Andriu, bet tas. Ant stataus kalno gyvena ir visiškai šviežiai apsniktas kelias, aš išvažiuoju iš kiemo, nuvažiuodinėjau nuo to kalno ir tuo pačiu metu įsuka į tą kalną kaimynę su savo Kajenu. Ir aš stabdau, automobilis Mini Cooperiukas niekaip nestabdo ir tiesiai važiuoju tą kaimynę, aš mašinai sakau, fuck! Suku vairą į dešinę ir įstringu ant laiptelių, užkimbu, biškį namo nudrėžiau kaimyno ir šone prabrėžiau kaimynus tą Kajeną. Ir negaliu niekaip išlipti, nes šiandien kaimynės tas Porsche'as, o čia namas. Ką tai reiškia, per stoglangį įvyko visas išsilaipinimas. Ir tada mes per langą susikalbėjom su tą kaimynę, ten kažką, ir tada jinai tiesiog pavažiavo, gal ir tada išlipau. Ir tada buvo viso vakaro kokių 5 valandų operacija, kaip tą mašiną nutempt nuo laiptukų. Kaip jautėsi padaręs avariją? Nu, blemba išsigandau labai aš tada. Ir tada kaip tik aš variau savo draugę tokia ir mes buvom susipykę ir tada dar tą avariją, žinai, tiesiog išlipo ir išėjo. Nu, reiškia, taip ir atsirenki draugus, ar ne? Jo. Padarai avariją ir tada žiūri. Aš ją ten vežiau kažkur, realiai. Mes taip supykom. Jūs tik iš namų išvažiavot? Ir mes supykom, aš ją turėjau kažkur pavežti ir tada jinai tiesiog mes nieko nesakėme, nes kitam jinai tiesiog išėjo. Ar taip ir baigėsi jūsų bendravimas? Tada dar ne. Andriau, dabar labai noriu tavo atsakymo, kokia būtų Lietuvos gražiausia moteris. Be Deimantė. Nu tada Lina. Lina, ne? Tavo sesė? Tavo sesė gražiausia moteris. Safe option. Ar atsakymo nepakeisim? Nu, ne. Gerai, viskas. Sužinosi visą Lietuvą apie tavo grožio etaloną. Kelintais metais esi įkelęs savo pirmą video vlogą ir kada jis buvo? Savo pirmą video įkeliau 2009, bet savo pirmą video vlogą įkeliau gal 16 ar 17 ir jisai yra užvadintas, jis dar yra YouTube'ai, o gal 15, nu kažkur, 15 ar 17. Jisai yra užvadintas pirmasis video ir aš žiauriai buvau nedrasus. Ir žiauriai nedrasiai kalbėjau prieš kamerą, bet man tiesiog Lina mane skatino, mano sesė, kad aš kurčiau tos videokus, nes mano tų montažų, kurios dariau angliškai, nieks nežiūrėdavo. Sako, tu turi atsistoti prieš kamerą, pats kalbėt. Ir aš sakau, nu gerai. Tada užsibrėžiau datą, čia buvo mūsų kelionė su šeima, su mašina mes važiavom ten į Daniją, kažkur į Skandinaviją. Ir tada filmavau tą savo pirmąjį vlogą. Ar dabar pasižiūri į tą video kažkada? Aš kartais paspaudžiu, bet aš jų negaliu žiūrėti. Aš savo senų video, kurie netgi buvo prieš 2 metus, aš jų negaliu žiūrėti. Per kiek laiko tavo kantrybė trūksta žiūrėti tą video? Aš taip įsijungiu, jau ten pirmas pasisveikinimas mano, čia kokias 5-6 sekundės, man jau kaip sunku. 12, 13, 15 sekundžių aš jau out. 15 sekundžių gali save pakelt. Pas mane dar eina mintis, gal ištrint, gal išprivatint tos videokus, bet tada išjungiu ir pamirštu tiesiog. O kokia tavo savijauta būna, kodėl tu sugalvoji pažiūrėti tą video? Ar tau liūdna, ar tau linksma, per daug pasitikėjimo, ar per mažai jo? Man kartais būna, kad tiesiog parekomenduoju jos YouTube'ai, tos videokus, tada paspaudžiu. Kartais būna, kad esu namie arba būna draugai ir Deimantė tiesiog scrollina teliką, o, davai pažiūrim tavo kokį seną videoką. Ir tada įjungia. Ir yra toks tarpas, kur mano videokai, kur man yra gera juos žiūrėti, tada su visais draugais, tada yra, kur su draugais nelabai gera, galiu vienas pažiūrėti ir tada yra, kur vapšė negaliu žiūrėti. Tai, va, toksai. Bet mes vis tiek turim prieigą prie to video, ar ne? Jūs turit prie visų tų cringe mano senų videokų, turit pilną prieigą ir judginkit mane kiek norit. Tenai išjungti komentarai. Aš nenoriu, kad jie būtų ten išjungti, bet tiesiog YouTube'as vienu momentu metam išjungia visų video mano komentarus. Tai buvo gal per daug heito ar per daug pagirimų buvo? Buvo kažkokia naujas išėjo įstatymas YouTube'ai, kažkokia taisyklė, kad negali vaikų rodyti. Ir YouTube'as galvoja, kad aš vaikas esu, tipo. Aš taip galvoju. Ir tiesiog išjungia. Ir tada aš metus susirašinėjau su jais, kol jie pagaliau man leido vėl turėti komentarus. Nes, tipo, kai yra vaikai, tu, tipo, negali komentuoti, kad heito, tipo, negauti.
Apsauginiai Vilniaus gatvė irgi dabar tą patį galvoja, ar ne? Apsauginiai galvoja tą patį, kai mane pamato, visą laiką tikrina dokumentus. Jeigu parduotuviai perku, kad ir energetinį gėrimą irgi manęs prašo dokumentą. Na jau tokia išvaizda, ką gali padaryti čia. Ką darysi, bet žiūrėk, į ateitį žiūrint, jau visur įleidžia, visus klubus įleidžia. I'm happy about this. Andriau, paskutinis klausimas, kokį labiausiai useless talentą turi, kuris... Useless talentą? Galiu sulenkti taip pirštus. Čia tie galiukai tavo sulenkti, ne? Nu, galiu sulenkti. Galiu, žiūrėk, taip galiu padaryti su liežuviu, žiūrėk. Jei kažkas nemato, tai Andrius gyvačiuką. Ir paskutinis galiu groti su rankom, žiūrėk. Tuoj palarik biškį pasukt vairą. Tuoj mes. Čia gal nevairuojant. Čia yra autopilotas. Jo, mes dar pamiršom pranešti, kad Audi turi pažangų autopilotą, bet tikiuosi jo nenaudosim. Ne, šiaip po miestą smagi mašina. Patinka tau šitą mašiną? Visai patinka. Vairuotum? Aš dar norėčiau kol dar nepasenau kažko labiau sportiško. Bet ir taip šitos galios pakankamai. Pakankamai yra, bet žinai, man džipai toks labiau žymesnis. Nu gerai, demonstruoju. Grojimas su rankom. Nu, man nepavyks. Dar man aukštesnę biškinatą paimti. Jo? Bet reikia, matai, dabar biški rasti, seniai bandžiau, tai reikia truputėlį jau praradę šitą, ar ne, talentą. Jo. Nu, tai aš tau linkiu praktikuoti toliau šitą talentą. Nepamiršti apie jį. O gal geriau kokiu nors labiau useful dalyko, ar ne? Useful, tai mes jau matom, žinok, tavo YouTube kanale. Okay. Tai Andriau, norėjom tau padėkoti, kad atvykai į mūsų podcastą, parėmė į mūsų pradžią ir norėjom tau mūsų partnerių dovanų įteikti. Ačiū. Tai čia yra Aš myliu mišką sodinukas medžio. Tau bet kur gali pasisodinti ir tau išdygs eglutė graži. Eik, tu per kiek laiko? Tai jinai jau išdygus tave pasodinti ir jinai užaugs didelė per visą tavo gyvenimą čia. Anūkam galėsi rodyti, kad iš mūsų podcast'o turi eglutę. Ačiū. Čia yra vabalų viešbutis. Okay. Čia galima užsidirbti. Irgi, aš myliu mišką. Nu, jeigu apmokestinsi vabalam, taip pat nuo Skogran ir Best Planter, čia yra pušų pumpurų arbata. Aha, arbata. Gali pavostyti. Tai duok aš tada tas tavo šitos įsidedam. Pala, tai. Oho, kaip įdomi atrodo. Tai čia vat pušų pumpurėliai yra. Kaip pirtis. Jo, pirties kvapo arbata. Ir nuo kitų mūsų partnerių Nuogienės, braškių uogienė. Jie vadinasi Nuogienė? Nuogienė. Good pavadinimas. Tai nice. Bus prie blinelių. Bus prie blinelių. Tai čia tau. Ačiū.